Projektą remia Lietuvos Respublika. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektą vykdo asociacija Naujos jungtys. Daugybė statistinių duomenų ir mokslinių studijų rodo, kad šeima yra vienas iš veiksnių turinčių įtakos mokyklos nelankymui ar pamokų praleidimui. Palikti mokyklos suolą skatina netinkamas ugdymas šeimoje, socialiniai ir ekonominiai sunkumai, psichologinės problemos. Bet studijų tyriančių šeimas nėra daug, o ir šeimos vaidmuo sprendžiant šią problemą nuvertinamas. Mano tėvai tai pasakė ir aš taip irgi sutinku, kad reikia mokytis, nes aš noriu užaugusi būti aktorė ir reikia mokėti, tai reikia mokytis. Aš tai buvau labai, atsimenu, maža labai buvau ir man auklė dar sakydavo, kad jau tu greitai užaugsi ir bus nebemažai, esi mokyklą, mokysies. Ir iš tikrųjų, aš kai buvau maža, aš labai jaudinausi ir galvoju, ką aš dabar eisiu į mokyklą, visi čia įsivaizdavau, kad mokykla yra labai sunki ir labai nenorėjau eiti į tą mokyklą ateinančiais metais, 6 metų. O po to, kai nuėjau ir pamačiau, kaip čia visi kokie, tai tada jau ir nebebuvo taip sunku ir aš kai paėjau kokią savaitę ar mėnesį, tai pamačiau, kad čia tikrai visi geri ir bet čia linksma. Iš pradžių man tėvai sakė, kad reikia vaikščioti į mokyklą, bet aš, man atrodo, pradėjau vaikščioti į mokyklą tik nuo 7 metų, nes aš labai daug keliavau, nes man tėtis dirbo Norvegijoje ir aš pradėjau, ir be to man, kad būti statybininku reikia mokyti daug matematikos ir angliškai kalbėti, jeigu Norvegijoje nori dirbti, nes Norvegijoje arba angliškai, arba norvegiškai. Ir be to mokyklo įdomu. Daug ką moko, eksperimentus darom. Kaip aš dar buvau mažesnė, man tai sakydavo, visada eisiu nuo 6 į mokyklą metų ir visada po to, kai man suėjo 6 ir iš karto aš ir ėjau į tą mokyklą. Nesakydavo, kad ten nuo 7, kaip tik visi pradeda. Aš nuo 6 pradėjau eiti ir vis tėtis man sakydavo, eisi į mokyklą. Mano brolis anksčiau, dar seniau, kokiai 7 ar 6 klasiai tinkėdavo eiti į mokyklą, bet po to, kai jau 12 ar 11 buvo, tai tada jau jis susikaupdavo, nes jau matydavo, ką reikia daryti ir ką ne. Tai jums gal tėveliai namuose prisakė, kad būtinai turite eiti į mokyklą ir mokytis, nes... Ne, mes patys norim, mes patys. Man netgi vieną kartą buvo tėvai siūlė eiti ir kitą mokyklą, bet aš pasirinkau šitą ir labai šitą norėjau, nes čia labai visi draugiški, visos mokytojos draugiškos, įdomu čia yra ir linksma čia yra mokytis tikrai. Emocinis tėvų ir vaikų ryšys, taip pat ir mokytojų santykiai gali padėti spręsti mokyklos nelankymo problemą. Net jei ir mokymo programa bus sunki. O vaikas ras supratimą namuose, šeimoje, o dar ir mokyklos bendruomenėje, tiek bėgančiųjų neturėsime. Sveiki gyvi! Vienoje iš praėjusių mūsų laidų nuskambėjo mintis, kad šiandien tėvams nelabai rūpi, kągi veikia jų vaikai. Kągi veikia jų vaikai mokykloje, joba už mokyklos sienų. Tėvai šiandien labai užimti, daug dirba, daug stengiasi ir ne visada atranda laiko savo vaikams. Pasėdėti, pasikalbėti, tuomet vaikai ieško galimybių su kitais, ieško galimybių kitur ir apie savo problemas jie dažnai pasakoja tuomet ne namuose. Tėvai netgi dažnai nori pailsėti nuo savo vaikų ir palieka juos vienus atostogoms, išvažiuoja dirbti netgi į Airiją ar į Ispaniją ir taip vaikų ugdymą palieka močiutėms ar tetoms. Mūsų šios laidos svečiai vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė. Labą dieną. Su mumis taip pat Dalius Balčiūnas, jis yra Kauno rajono pedagoginės psichologų tarnybos vadovas. Labą dieną, pone Daliau. Bei Neringa Kšiukšienė yra Sietuvos vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja. Labą dieną, pone Neringa.
aš noriu pradėti nuo jūsų, ponia kontrolierė. Ar dažnai jūs kreipiasi mamos, tėtės ar kas nors kitas ir, sako, kad, jų vaikas, jų artimas žmogus pradeda vengti mokyklos. Ar dažnai jūs savo darbę susidurėt su tokia problema? Pirmiausia, šitą problemą turbūt įdomiausia tai, kad iškėlė atėjęs į mūsų įstaigą, šiandien galima sakyti jauniausias asmuo aplankęs ir besikreipiantis pagalbos, tai tuo metu jam buvo 9 metai, virš 9 metų Laurynas. Sutinku aš jį ir klausiu, berniuk, tu pas ką? Sako, aš jūs pažįstu, mano sesė pas jūs buvo. Sakau, kokia problema, nelankau mokyklos ir nenoriu eiti, bet žinau, kad turiu eiti. Pradėjau aiškintis priežastis, kodėl vaikas nenori eiti. Pasirodo, jau pakeista 3 mokykla, kadangi mama pedagogė, iš Lazdynų iki Salininkų vidurinės. Ir pasirodo, ir po to mes tyrimą atlikom iš tikrųjų, kad berniukas neteisėtai ir neteisingai dalies klasės draugų buvo apkaltintas 10 litų vagystė iš kito klasės draugo. Ir tiesiog taip susiklostė aplinkybės. Ir po to berniukas sirgo ilgai ir daugiau iš tą mokyklą jis nenorėjo eiti. Buvo perkeltas į kitą mokyklą ir vėl nesėkmingai nepritapo prie kolektyvo, 3 Salininkų mokykla. Ir matyt, tėvai, iš tikrųjų tėvai, mama, kaip minėjau, pati pedagogė, nesugebėjo įtikinti Lauryno, kad jis pats turi nusileisti savo principam, turi mėginti rasti kontaktą su draugais ir lankyti. Ir bet jeigu vaikas yra neteisingai apkaltintas, tai yra tikrai didžiulė jam trauma. Jam didžiulė trauma. Jūs gerai prisimenat šitą istoriją, tiesiog pasakot, kad vos ne šiandien tai būtų buvę. Ar tai reiškia tas jūsų gera atmintis, kad pakankamai retas reiškinys toks kreipimasis į jūsų? Tai jis turbūt retas, pirmiausia, Aurimai, aš pasakiau dėl to, kad tai jauniausias pas mus atėjęs pats vaikas. Pas mus daug vaikų ateina nepilnamečių, sakykime, jie jau įsižeidžia. Va tokia amžiaus, kaip šiandien auditorija sėdė, nuo 14 iki 17 metų. Ir užvakar taipogi buvo mama su berniuku. Berniukas 7-okas. Pasakė, aš neturiu motyvacijos mokytis. Ir aš tikiu, kad šitas vaikas, tikiu šiandien, kad jis turėtų grįžti į mokyklą, kadangi jis rankininkas, sportininkas. Ir iš tikrųjų turbūt didelė pagalba šiuo metu pradeda ateiti jam trenerio dėka. Nes treneris pasakė, man nesimokančių, kurie nenori lankyti mokyklos, sportininkų nereikia. Tu mokykis ir treniruokis tada. Tai aš turiu vilčių, kad tikrai berniukas sugrįš į mokyklą, nors beje jis apsilankęs visuose lygmenyse ir pas psichologą mokykloje su mama kartu, ir mama iš tikrųjų daug dėmesio skiria ir pakeitė mokyklą, kadangi manoma, kad ko gero draugų įtaka bloga yra, apsilankęs pedagoginiai, psichologiniai tarnyboj. Bet jeigu jis atėjo pas mus, aš manau, nepraranda vilties nei mama, nei jis, nes jis puikiai supranta, kad iki 16 metų turi mokytis. Bet žmogus atėjo pas jūs. Vaikas atėjo pas jūs, pas, pakankamai aukštą pareigūnę Lietuvoje, kuri gina vaiko teisės, bet matyt, ne kiekvienas vaikas turi tokias galimybės, ne kiekvienas čia gyvena Vilniuje ir gali pas jūs ateiti į kabinetą. Aš norėčiau paklausti štai iš Aurimai, mokyklos aš galiu dabar repliką mažą. Pas mus yra naujos galimybės, yra atnaujinta interneto svetainė ir mes šitiek daug gaunam vaikų laiškų. Ir būtent ir dėl mokyklos nelankymų, ir dėl tų priežasčių. Ir mes mėginam atsakyti, paaiškinti ir padėti. Taip, kad ne tik tai Vilniečiai gali ateiti, virtualiai gali bendrauti su mumis visa Lietuva. Gerai, o akivaizdžiai tikriausiai, aš tai bent įsivaizduoju, kad vaikas kažkokią problemą patirdamas ar nenorėdamas lankyti mokyklos, galbūt pasikalba su artimaisiais, su tėvais, su broliais, bet mokyklos vadovybė. Štai jūs, Neringa, atstovaujat kaip ir mokyklos vadovybė. Ar į jūs dažnai vaikai kreipiasi ir sako, aš nenoriu eiti į mokyklą, man ten blogai? Tokio pasakymo man dėja neteko išgirsti. Dažniausiai būna atvirkščiai, kada klasės auklėtojas klausia, kodėl tu išėjai iš 2-3 pamokų, kodėl tu 2-3 dienas neatvykai į mokyklą. Mano praktikoje nebuvo, kad vaikas sakytų, aš nenoriu lankyti pirm. O tėvai dažnai kreipiasi, kad, norėdami įsiaiškinti, ar jų vaikas lanko mokyklo, gal jis štai apgaudinėja kažką, neina į pamokas.
Žinot, mano patirtis būtų visiškai priešinga, nes mūsų mokykloje yra iš tikrųjų sukurta labai didelė pagalbos sistema. Tai aš turėčiau galbūt pasidalinti tik tai patirtim, ką mes darome, kad šito nebūtų. Papasakok. Jau 4 metai mes turim socialinę pedagogę, psichologiją mokykloje, esame susibūrusios į komandą, kuri tokias problemas sprendžia kartu su klasės auklėtoju. Iš tikrųjų, iškyla problema, kai nėra kaip informuoti tėvų. Nėra kaip jiems pranešti apie tai, kad vaikas neatėjo į mokyklą arba, sakykime, iš 5-6 pamokos kasdien išeina. Kaip pranešti tėvams, kada adresai paprastai būna parodyti ne tie, kur iš tikrųjų gyvena vaikas, kada būna mobilūs telefonai amžinai išjungti. Problemų yra labai daug, kodėl vaikai nelanko mokyklos. Mes apie tas problemas šnekam nuolat mūsų laidose. Aš noriu poną Dalių įtraukti į mūsų pokalbį ir visgi, kokią įtaką šiandieninė šeima turi vaikų ugdymui? Mūsų pedagoginiai psichologiniai tarnybai dažniausiai sutinkama tie atvejai, kai pavieniai neatėjimai yra mokykla. Išėjimai iš klasės, iš pamainos pamokos, vienadieniai tokie neatėjimai. Ir analizuodami tas situacijas, tikrai matome, kad priežastis yra, kaip sakyti, kompleksinė priežastis. Tai viena šeima, antras santykiai klasėje, santykiai su mokytoju. Ir aišku, pati didžiausia iniciatyva turėtų eiti šeimos. Šeimoje, kaip sakyti, dedamas tas pamatas, formuojamos vertybės vaiko. Vaikas sužino, kam reikalingas bus tas mokymasis, jis nesąmoningai jaučia iš tėvų, iš jų pokalbių, kaip sakyti, pačią esmę mokymosi. Jeigu mama, kaip sakyti, ar tėvas, ar šeima įdiegia tą suvokimą, jis natūraliai ir, kaip sakyti, be jokių problemų atsineša į mokyklą tą suvokimą, kad mokymasis yra reikalingas jam ir kad jam pravers visą gyvenimą. Tačiau jeigu požiūris yra neigiamas arba vaikas šeimoje girdi vien barnius, pykčius, konfliktus. Taip, arba teigimas yra deklaratyvus, kaip sakyti, negrindžiamas pavyzdžių tėvų, ar ne? Reikia, bet iš tikrųjų, kaip sakyti, tėveliai galbūt kartais ir, vienu ar kitu atveju kitaip apibūdina ir mokyklą, ir mokytoją patį. Tokiu atveju vaikui tenka apsisprendimo teisė ir jis gali nueiti lengvesnių kelių. Gyvenimas turi savo šviesėje ir tamsėje pusės. Dar vaikystėje mes atsidūrėme jų kryžkelėje. Daugiau nei 2000 Lietuvos vaikų vengia lankyti mokyklą. Kasmet šis skaičius vis auga. Nepatvirtintais duomenimis tokių vaikų gali būti keletą kartų daugiau. Kodėl? Abejingumas šeimoje, mokymosi sunkumai, mikroklimatas mokykloje, nesutarimai su mokytojais, prievarta ir patyčios. Vaikui dar labai sunku atskirti, kur juoda, kur balta. Mes visi galime jam padėti. Nepalikime jo vieno. Aš nežinau, ar yra Lietuvoje statistika, kiekgi pas mus šiandien yra nepilnų šeimų? Yra. Yra statistika, bet geriau apie ją nekalbėti, nes tai yra apie pusę šeimų, kurios yra nepilnos arba ne abu biologiniai tėvai yra šalia vaiko. Aš tiesiog galbūt atsakydama... prielaida, kad tarkim, iš socialiai rizikingesnių žmonių vaikai, mažiau lanko mokyklą, jie yra tingesni, blogesni ar... Aš jums kitą skaičių pasakysiu, kuris yra labai tikras ir labai iliustruoja šitą problemą. Šį pavasarį mes atlikom tyrimą paliktų vaikų, kurių tėvai išvažiuoja į užsienį. Lietuvoje yra 1500 mokyklų, dalyvavo tyrimė 631 mokykla ir mokiniai pildė anketas, reikėjo atsakyti klausimus ir pedagogai pildė anketas. Ir vaikam, kurių tėvai abu arba vienas yra užsienyje, buvo klausimai, ar tu dažnai vėluoji pamokas? Ar pasikeitė, kai išvyko tėvai tavo motyvacija mokytis? Ar tu darai kitus pažeidimus? Analogiški klausimai buvo ir pedagogam užduota. Atsakė 10 131 moksleivis ir trečdalis iš jų, 36%, netgi didesnis, pasakė, kad motyvacijos mokytis nebeliko. Tai man atrodo, čia atsakymas yra labai aiškus. Nėra šalia tėvų. Ir problemos. Pas mus studijoje yra grupė, nemaža grupė vaikų. Kiek yra tarp jūsų, tarkim, tėvai užsienį dirba ar išvykę tais tikslais?
Visi čia Lietuvoje. Neprisipažįstat. Taip, čia ir yra problema, kad nelabai greitai pasako apie tai. Ir mokykloje problemą gali atpažinti, geriausiai po pusės metų, kai imame aiškintis, kodėl tam vaikui nesiseka, arba kodėl jis liūdnas, arba kodėl toks hiperaktyvumas vaiko padidėja. Niekas nenori kalbėti apie tai, kad mano mama išvažiavo į užsienį ar mano tėtis išvažiavo. Žiūrėkit, bet aš esu tėvas, aš turiu vaiką, kuris, sužinau, gal ir nesistemingai, bet kartelėmis praleidinėja pamokas. Ką man daryti? Žinot, aš pasakysiu vieną paprastą dalyką. Nėra šeimos, kuri domisi savo vaiku, kad jinai neišspręstų problemos. Kiek šeimų domisi savo vaikais realiai? Mūsų mokykloje yra apie 700 mokinių, tai pastovių klientų, kurie pas mus vaikšto patys, yra 15. Bet tai yra mūsų didelis labai pasiekimas mokykloje, aš manau. Kodėl taip yra? Kodėl šeimos, realiai šeimos nesidomi savo vaikais, ką jie veikia mokykloje? Eina į pamokas, neina į pamokas. Kaip tenka pastebėti, iš tikrųjų, čia ta problema funkcijų pasidalinimo tikriausiai. Dauguma tėvelių matomai yra linkę nueiti irgi lengvesniu keliu ir tas auklėjimo ir priežiūro funkcijas deleguoti mokyklai paprasčiausiai. Ir, kaip sakyti, tos atsakomybės lengva ranka nusimti. Bet Konstitucija rašo, vaikus iki 16 metų ugdo tėvai. Taip, tai būtent. Ir šiandien mes turėtumėm ir akcentuoti tai. Ir būtų, kaip sakyti, labai gera proga ir labai geras toks šansas akcentuoti tai, kad ugdymas privalus yra ir tėvų, ir mokyklos. Ir čia nereikėtų, kaip sakyti, atskirties tokio taško ieškoti. Aš bendrau su vienu tėvu, jisai sako, gerai, aš turiu idėjų, einu, tarkim, padėti spręsti kai kurias mokyklos problemas. Sako, į mane žiūri kaip kažkokį keistuolį. Jūs linksit, susidūrė su tokia patirtim? Šiek tiek. Nes teko susidurti, teko domėtis mokyklos problemomis ir tiesiog kartais atrodė, susidarydavo bent jau pirmas toks įspūdis, kad tie tėvai, kurie šiek tiek pasidomi mokykla ir pradeda klausti, jie yra ne visai patogus mokyklos administracijai, nes tuomet iškeliama problema, kurią reiktų spręsti. Ir bent jau iš pirmo žvilgsnio požiūris į tokius tėvus nėra labai irgi geranoriškas. Galų galia tas klausimo kėlimas irgi priimamas kaip piktybinis kažkoks, kad geranoriškumas iš mokyklos bent jau pozicijų yra tada, kai tėvai ateina su kažkokiom dovanom, pasiūlymais ar ten problemų sprendimais. Tai mokyklos vadovybė sako blogai, moksleiviais nesidomi šeimos. Jūs pradedat aktyviau domėtis, iš karto pasipriešinimas iš tos biurokratijos, kuri mokyklai vadovauja. Kaip tą galima paaiškinti, kontrolė? Tai labai paprastai paaiškinti, todėl kad aš jau turbūt ir užsitraukus esu pedagogų nemalonė. Iš tikrųjų, kad aš visur ir visada sakau, kad mokyklos nori išlikti labai uždaros. Kas yra bloga, kas negera, netgi, sakykime, kad mokykloje yra ir narkotikus vartojantis, ir alkoholį naudojantis netgi kasdienį mokyklą eidami. Mes tokių faktų jau žinom. Bet pranešti nesinori ir norisi parodyti, kad viskas yra gerai. Bet pas mus dar yra įdinga ir kita tvarka, yra pas mus nelankančių mokinių skaičiavimo tvarka, yra speciali tvarka patvirtinta, bet jinai jau galioja turbūt paskutinės 2-3 savaitės. Kad skaičiai, kiek vaikų nelanko mokyklą, yra tikslinami vieną kartą metuose spalio 10 dienai. Ir todėl mokykla nemato pareigos, aš ne mokyklos sakau, ne visos. Dalis iš jų, iš tikrųjų, mes atlikom tyrimą, nemato pareigos pranešti švietimo skyriui, kad pas juos yra nelankočių mokyklas vaikų. Kodėl nemato Todėl, kad krepšelio nebeliks, jeigu mokinio nebus. O jeigu 10 nelanko, paskaičiuokit, per metus jau 27 000, tai yra vieno pedagogo išlaikymas. Ir mūsų statistikos departamento duomenimis 5 metais buvo, kad nelanko Lietuvoje 505 vaikai, tik tai mokyklos. Mes pradėjom skaičiuoti. Tai 2 dienas, kai mes paprašėm švietimo skyrių. Kokie realūs skaičiai jūsų nuomonė? Realūs skaičiai, šiandien mes turim savo duomenų bazėje apie 3000. Bet suprantate, tie 3000 vėlgi, kai mes pradėjom skaičiuotis, kiek nelankančių mokinių, tai 3 dienas patarėja Svetlana, kuri darė apibendrinimą, atsakinėjo pedagogam, kuriem buvo mokyklose parengti pavesta, kaip skaičiuoti, kiek vaikas nelanko. Vieni mano, kai jis visus metus nelanko buvo, kiti mano pusę metų, kiti 3 mėnesiai.
mėnesiai, na, geriausiu atveju buvo 2 mėnesiai terminas pasakytas. Tai įsivaizduokit, mokinys 2 mėnesius neina į mokyklą. Jis išeina iš namų, papusryčiavęs, pareina po pamokų, kada priklauso, tvarkaraštis gražiai pakabintas, dar jisai pamokas ruošia. Na, maždaug parodo, kad ruošia. Ir tas vaikas 2 mėnesius neina į mokyklą, mokytojam nereikia niekur pranešti mokyklai, tėvai ramiai savo gyvena ir mes dabar negalim kaltinti, kad tėvai nesidomi. Kartais jie domisi, bet jie nedamasto, kad reikia nueiti į mokyklą. Noriu pasakyti štai ką. Galimybės mokykloje dabar yra didelės, tik mes kažkaip, na, jų nepasakome, galbūt neišgirstame ar dar kaip nors. Yra mokinio, tėvų ir mokyklos susitarimas. Sutartys, kurias pasirašinėjom kiekvienais metais rugsėjo mėnesį. Kas tose sutartyse? Tose sutartyse yra numatytas visas ugdymo procesas, kurį mokinys gaus mokykloje. Yra papildomi susitarimai. Mes į tą sutartį visuomet įtraukėme, kad jeigu jūsų vaikas susirgo, blogai jaučiasi, emociškai nestabilus šiandien, jūsų žinia, jis neteina į mokyklą, prašom paskambinti į mokyklą ir pranešti. Mūsų raštinė tokius skambučius fiksuoja ir priima, ir taip pat socialinės pagalbos kabinetas irgi taip pat fiksuoja ir priima. Antras dalykas, mes turbūt ne visiškai tikslingai išnaudojam socialinio pedagogo statusą mokykloje. Kas jis yra? Jis yra ne popierių tvarkytojas, jis nėra nemokamo maitinimo tvarkytojas, jis nėra kažkoks vadovėlių pirkėjas ar supirkėjas, kas dabar yra paversti socialiniai pedagogai. Tai yra žmogus, profesionalas, kurį paruošė pedagoginis universitetas, iš tikrųjų duodamas labai gerą išsilavinimą, žmogus, kuris moka planuoti problemos sprendimą, kuris gali sekti, kaip sprendžiama problema ir iš tikrųjų matyti tikslą. Vienas dalykas, kas yra labai sudėtingai veikiama tėvų, vaikų ir mokyklos santykiuose, kai tėvai kelia nerealius tikslus savo vaikui. Jie paprastai nori, kad štai vaikas nelankė, na, sakykime, savaitę mokyklos. Atėjau, atvedžiau pas auklėtoją, socialinį pedagogą, dabar padarykit ką nors, kad jis pradėtų lankyti mokyklą. Mes nieko negalime padaryti. Iš tikrųjų, mes galime susėdę visi suplanuoti, ką visi darysime, kad to vaiko problema būtų išspręsta ir jis kartu. Ir dažniausiai iš praktikos, galiu pasakyti, vaikas savo įsipareigojimų seka. Mokytojas yra priverstas sekti įsipareigojimų. Socialinis pedagogas negali kitaip pasielgti, o tėvai pasirašė susitarimą ir parėjo namo, padėjo ant stalo. Ką reikėtų daryti, kad dar labiau sustiprinti, ne tik tai tas formales teorinės galimybės, kaip šeima ir mokykla galėtų tarpusavyje glaudžiau bendradarbiauti, bet tiesiog tą realų gyvą ryšį tarp mokyklos ir šeimos. Ką reikėtų daryti pirmiausia? Kokios jūsų mintis? Gal nuo kontrolierės tada po kelis sakinius. Dedu tą didelę viltį, nuo šiemet sausio 1 jau dirba socialiniai darbuotojai, kurie turi padėti šeimom, kuriuose yra blogai su vaikais, ypatingai socialinės rizikos šeimom, kaip jūs klausėt. Šitas skaičius yra tikrai pavojingas, ta prasme, kad vaikai mėgdžia savo tėvus visakur. Ir jeigu tėvai nejaučia atsakomybės ir vaikai nejaus. Dedu viltį į dabar pradėtą jau projektą ir programą, ne projektą, turbūt daugia funkcijinių centrų rengimus seniūnijose ir nes tikrai nelanku, čia turbūt yra daugiau kaimo vietovėse, dar kažkaip mieste gal labiau susitvarko, kad užimtumas būtų tas užimtumas, jeigu norės tėvai ir vaikai kartu, bet vėlgi reikia padėti tėvam. Ir vaikai turi patys jaust pareigą, kad jie turi mokytis. Ne vien tik norėt laisvių, teisių, kaip dabar sakoma, aš turėčiau kalbėti kitaip, bet iš tikrųjų yra taip, kad reikia jo vaikam priminti jų pareigas. Gerai, labai trumpai, ponia Daliau, kokios jūsų mintis būtų, ką reikėtų daryti? Manau, kad pagrindinė problema tai turėtų būti glaudesnis dialogas tarp mokyklos ir šeimos. Ir norėčiau pakviesti ir tėvelius. Kaip pagerinti tą dialogą? Paprasčiausiai ir tėveliai natūraliai turėtų, kaip sakyti, daugiau domėtis. Kaip matėm, iš kolegų sako, tikrai retai, kad ateina ir natūraliai domisi savo vaikų auklėm, mokymu. Tai va, tėvai turėtų ateiti, o iš kitos pusės mokykla irgi natūraliai turėtų reaguoti, ir mokytojai natūraliai turėtų reaguoti į tėvų tokį norą, sužinoti daugiau. Kaip tas vaikas elgiasi, kaip jis jaučiasi mokykloje, ar jam neiškyla kažkokių tai papildomų problemų. Kaip tėvus motyvuoti domėtis savo vaikais labiau, ką jie veikia mokykloje? Pasakysiu štai, pirmiausia, problemas lengviausia išspręsti tada, kai kiekvienas jaučiasi matomas, pagalba yra operatyvi ir informacija sklinda greitai. Ačiū Jums. Dėkui Jums už atvykimą į mūsų laidą.
Priminsiu, kad čia buvo laida Praleista pamoka ir mes šiandien kalbėjom apie šeimos vaidmenį, šeimos įtaką vaiko mokyklos lankymui arba jo nelankymui. Ir čia matyt, nuo čia reikėtų ir pradėti šią problemą spręsti. Ačiū. Projektą remia Lietuvos Respublika. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektą vykdo asociacija Naujos jungtys.